How, dude? Banger. Banger. Su vaikai, žinai. Что Vaikai, žinai, gali. Sveiki, atėjo į laidelę, vat, šį kartą Ryčka nieko šiandien beveik nešnekėsiu viską aš. Su pradėsėjusia balandžio 1. Sveiki, susirinkę pas mus virtuvė ir čia yra pasigamimpas. 2 žmonėms reikės būtent tokių produktų. Tai yra lašišos, šiek tiek, gal 100 gramų kažkur, puodelis ryžių, specialių būtent daryti sušiam. Galima, aišku, naudoti ir paprastus, bet geriau šitie, kadangi geriau limpa. Nu, pamatysit vėliau. Toliau agurko, vasabio, aišku, pagal skonį, kadangi jis yra labai aštrus, tai jeigu patiks, naudokite, jeigu ne, pirmą kartą siūlyčiau panaudoti vis dėlto. Jeigu patiks, toliau naudokite. Ir galiausiai lapų, nepamenu kaip jie vadinasi, žodžiu dumbliai, tiesiog dumbliai. Ir rasit kiekvienoj parduotuvėje, ten nesunkiai, ten kažkaip tai nori lygtais, nenori lygtais vadinasi. Ir viskas, nu, ten druska, pipirai, tai čia savaime aišku ir kaip ir viskas. Pirmiausia, ką reikia padaryti, tai į šaltą vandenį supilt šaltus paprastus ryžius. Nes ne tai, kad užkaist vandenį ir tik tada supilt, bet iš karto, kitaip nesigaus. Ir nelips normaliai ryžiai. Todėl, pirmiausia, kaip dar kartą pabrėžiu, į šaltą vandenį ryžius. Dabar kokios proporcijos? 1 stiklinė arba 1 puodelis ryžių, proporcija su 1,5 stiklinės vandens arba puodelio. Tai kol nepamiršau pasakyti dar vieno dalyko apie ryžius, nes ryžiai visgi čia svarbiausia. Tai apie proporcijas pasakiau, dabar apie trukmę. 8 minutės mes verdam iki kol užverda, po to dar 8 minutės kol paverda su verdančiu vandeniu ir tada išjungiam ugnį arba elektrinę viryklę, su kuria mes dabar verdam. Ir ką padarom, tai tiesiog uždengiam dangčiu ir kad pabrinktų dar apie 10 minučių. Supilam ryžius. Taip. Ir kaip ant pakučių rašė, tai 8 minutėlės pavirsim, uždengę dangčiuku. Kol verda ryžiai, tuo metu susipjaustom, ką turim ant stalo, ką prieš tai rodė. Kadangi Richardas sakė, kad peiliai čia pasinė labai kokį gerai pagaląsti, bet kaip jau šiandien pirštą įsipjauji, tai kaip supratau pagaląsti, bet kaip pasižiūrėjau, tai čia ne ta žodis. Tai pasimam buder, kokį kitokį prietaisą, biškį pabraukom į vieną, į kitą pusę, pasigalandom ir ką, pjaunam agurką. Agurką reikia tikrai ne griežinėliais, nes įsivaizduoju, kad gal esat kur nors kada nors matę, kaip daro suši. Pasidarom tokiom juostelį. Ir aišku, nepamirštam pamaišyti šiek tiek mūsų ryžiukų, nes paskui bus tokio kavos skonio. Sykį buvo, tai va. Nebuvo skanu. Jau nebedaug iš tikrųjų mums liko, čia keletą minučių ir ką pradėsim daryti. Turim tuos dumblius. Šiaip iš tikrųjų dabar juos reiks drėkinti neužilgo. Tai va, kai drėkinsim, tai jie biškį pasmirs. Nu, tokiu žuvytę. Bet tai neįsigaskit, tikrai nepagėdė, jie nelabai gali pagėsti, kadangi yra sausia. Įmam šaukštą, kapanojam ir dedam ant šito mūsų nori. Čia turbūt japoniškai, kiniškai, nežinau. Ką dabar reikia daryti, čia nebilė kaip reikia iš tikrųjų dėti, žinokit. O kaip dėti reikia, tai galiu pasakyti. Maždaug apie centimetrą dedam, apie centimetrą storio ryžių. Šituos dabar mes lankstysim, kadangi nuo šitos pusės į tą pusę, tai šonelius paliekam laisvus, kadangi kitaip neužsilenks. Na, pamatysite, jeigu kame čia reikalas. Ėmam agurkiuką, tą, kur supjaustim, tik dabar nesimenu, per vidurį dedam, dedam per vidurį jau kas.
Dedam per viduriuką. Tada ką darom, tai pasipjaustom šitos lašišos, tokiom juostelėm maždaug. Ir dedam į viduriuką. Reiks dubenėlio vandens. Nu, kiek to vandens nežinau, dabar pamatysit patys, kiek jo reiks. Čia labai nedaug iš tikrųjų. Pavilgom pirštelius. Aišku, pirštinų suplaunam. Pavilgom pirštelius ir šiek tiek pavilgom patį nori tą kilimėlį. Čia vat ir atsiras dabar toks žuvies kvapelis. Pavilgom, labai gausiai aišku nereikia. Net abu kraštelius, kad liptų. Būtent tame ir esmė yra, kad kažkiek sudrėktų ir kad geriau liptų. Kas toliau? O toliau labai paprasta. Čia sudėtingioji dalis, bet iš tikrųjų, jeigu klausimas, iš kur pats išmokau, tai išmokau iš YouTube'o kaip ir visi. Daug ką išmokstu dabar šiais laikais. Tai ką paimam, tiesiog čia sušlapinom ir bandom lenkiam. O, užspaudžiam ir dabar ką darom? Formuojam tokį kaip ir kvadračiuką. Čia lygi linija, čia lygi linija, čia lygi linija ir iš apačios, aišku. Prispaudžiam gerai, aišku, per stipriai nespaudžiam, kad neišlystų viskas. Spaudžiam. O, matot, jis gavo. Ir tada tą likusią dalį dar, kad užtvirtinimui šiek tiek pašlapinam, labai nedaug. Palenkiam. Nu ir dar kartą formelę. Paimam. Op. Paspaudom, gerai suglaudžiam. Ir viskas, turim sušiuką. Tai ką dabar reikia padaryti? Tiesiog pjaustyti. Ir kodėl mes būtent galandom, tai iš tikrųjų ne agurkų, dėl agurkai tai ten greitai iš tikrųjų jie ir paprastai labai susipjausto. O būtent galandom dėl sušio, nes jis labai sunkiai pjaustosi, kadangi labai lipnus yra mūsų ryžiai. Tai ką reikia padaryti? Šiek tiek pašlapinam briauną mūsų peiliuko ir, kaip sakiau, dėl estetikos, pjaunam galelius, bet tai pjaunam kaip su kokia pielute, pjūkliuku malkas. Ir dabar pagal poreikį, šiaip maždaug tai, jeigu tikrai esat gyvai matę sušį, ir šiaip manau kokiuose paveikslėliuose, tai maždaug jie tokio dydžio, tai nuo akies. Pabandom nevilginę gal išeis. Sunkiai. Sakau, reikia vilgyti. Ką, pjaunam toliau. Ryčka sako, žuvim pasmirdos sakiau. Tai tikrai nepagalvokite, kad čia yra nori sugedęs ar kažkas čia yra normalu, nes čia yra tiesiog, jūros dumbliai. Gerai, turi smirdėti. Nežinau, šito nedalysiu, čia bus man didesnis. Ir viskas, gražus, kaip matot, kaip ir bet kokiam restorane ar kažkur, gražus sušiukai gauti. Jeigu patiko šitas video, spaudžiam laiką, dalinamės, komentuojam. Ir subscribinam. Tai susitiksime kitose laidelėse, o mes judame paragauti mūsų sušių. Ne, aš tą sakiau pasakysiu. O kaip čia mirkyta? Varyk, tai iš tikrųjų tai žinok, neperdaugink, nes gali būti. Man jau sustojo širdis. Kaip sakiau, 3 gali ten Ryčką vemti ir panašiai. Čia toks stiprus. Tu esi jau kaip prie kaimiškų lašinių pripratęs. Gerai. Aš tik tiek panaudoju. Kirta man. Bet iš tikrųjų, suši yra nerealūs. Tikrai pabandykit pasigaminti patys. O jeigu atsitiks taip, kaip man dabar, gerkit pieną, nuimsim. Jo? Turi pieno? Ne. Surūgus, turiu, einam. Einam.